Slabukas, sveiki sugrįžę į naująjį mano vlogą. Tai papasakokite, kaip jūs gyvenate per tokius karščius. Ar pas jūs irgi taip karšta? Pas mus tai žiauriai buvo karšta, beprotiškai buvo karšta. Dabar keletą dienų šioks toks atvėsimas, jau iki 24 laipsnių, iki 25. Bet po tokių karščių jau net šalta iš tikrųjų. Kai kuriom dienom palyja šiek tiek. Bet saulėtos dienos faina. Smagu, kai karšta vasarėlė, bet iš tikrųjų jau per karštą buvo neįmanoma išbūti, tai dabar tokia pertraukėlė bus nuo tų karščių. O man atrodo, jau nuo rytojaus vėl prasideda tie karščiai, vėl bus beprotiškai karšta, virš 30 ir daugiau, tai vėl prakaituosime, vėl kepsime, vėl virsime. Tai šiandieną jau yra Liepos 1 diena, birželis jau baigėsi, taip greitai bėga laikas iš tikrųjų, vasarėlė prasidėjo ir tuoj greitai baigsis, man kažkaip vasara greičiausiai pasibaigia, ilgiausiai jos laukia ir greičiausiai pasibaigia. Tai dabar pakalbėkime apie mano svorio metimą, tai dabar prasidėjo 15 mano svorio metimo savaitė. Ir dariau pertraukėlę porą savaičiukių nuo kalorijų deficito, nuo svorio metimo, tai didinau kaloražą. Tai per tas 2 savaitės padidinau iki 2000 kalorijų per dieną. Aišku, ten buvo ta pertraukėlė nuo svorio metimo, bet tai mityba vis tiek tvarkinga išlaikiau, nevalgiau visko ten visokių nesąmonių, tvarkingą mitybą išlaikiau, tik tai padidinau tą savo kaloražą per dieną. Tai sakiau, kažkur 2-3 savaitės laikysiuosi to didesnio kaloražo, tos pertraukėlės, bet nusprendžiau, kad užteks 2 savaičių ir grįžtu jau į kalorijų deficitą nuo šitos savaitės. Tai dabar pasidalinsiu, kokie rezultatai per tas 2 savaitės, kai buvau padidinusi kaloražą. Tai prieš 2 savaitės, kai svėriausi, buvo 83,5, o šiandieną yra 85,5. Tai plus 2 kilogramai. Bet apimtys nieko nepasikeitė, nepadidėjo, liko tos pačios apimtys, nieko nepasikeitusios, niekur. Tik tai plus 2 kilogramai. Tai aišku, čia tie plus 2 kilogramai padidėjo šiek tiek nuo to pakelto kaloražo, gali būti ir dėl tų karštų dienų, nes per karštas dienas kaupiasi skysčiai, kūnas kaupia skysčius. Tai merginos, tos moterys irgi, kurios meta svorį vasarą per tas karštas dienas, pradeda panikuoti, kai pasisveria, laikosi kalorijų deficito, viską teisingai daro, tvarkingai maitinasi, bet svoris būna padidėjęs, tai nereiktų dėl to panikuoti, tai dėl tų karštų dienų padidėja tas svoris, susikaupia skysčiai, nes labai kaupiasi skysčiai per tas karštas dienas ir daugiau tų skysčių išgeriame, bet aišku ir gerkite daugiau tų skysčių. Būtinai reikia kuo daugiau gerti vandens, kai taip karšta, nes išprakaituojame viską. Tai va, tai padidėja svoris, bet tai nieko, aš nepergyvenu dėl to, nuo šiandienos jau grįžtu į tą kalorijų deficitą savo. Tai dabar pagal mano visus duomenis, pagal svorį, pagal fizinį aktyvumą, turėtų būti mano kalorijų deficitas 1729 kalorijos per dieną. Tai tokio kaloražo ir laikysiuosi, tai gaunasi 500 kalorijų deficitas. Aš darau tokį didelį deficitą iš karto. Ir žiūrėsime, kaip čia seksis, sportą palieku tą patį, kaip visada 4-5 kartai per savaitę. Plius kartais padarau tą papildomą kardio 30 minučių su dviračiu namuose arba išeinu pasivaikščioti, bet dažniausiai tai namuose. Padarau tą papildomą kardio, aišku, nesigauna ten kiekvieną dieną, bet kada pavyksta, tada padarau, nes laiko nebeužtenka paroje viską suspėti.
Mityba ta pati mano, iš tikrųjų labai dabar nuobodi ta mano mityba, nieko kažko tai naujo, naujų recepčiukų nelabai ir parodysiu. Valgau tą patį per tą patį, man patinka, man skanu ir man taip paprasčiau laikytis to kalorijų deficito, tos mitybos. Aš jau žinau tą savo patiekalų kaloringumą, kiek ten kas kalorijų turi, kiek ten ko reikia dėti man. Tai dabar dažniausiai pasiruošiu keletai dienų, 3 dienom maistuką, taip apsiperku, kad pasiruošti 3 dienom, keliom dienom ir valgau tą patį maistą tas 3 dienas. Jeigu atsibosta, tada kažką jau kitą susigalvoju, padarau, bet iš tikrųjų galima netgi iš tų pačių produktų kažką tai kitą sugalvoti arba pakeisti daržoves, pakeisti angliavandenius, baltymai mano dažniausiai tie patys išlieka. Tai žodžiu, paįvairinu, jeigu nusibosta, bet šiaip tai dabar kažkaip ir taip ir išsilaikau tas 2-3 dienas tą patį maistuką valgau. Turiu pasigaminusi visada paruoštukus, o jeigu ir neturiu, tai kažką tai greitai pasigaminu, nes pas mane ta mityba, tie mano recepčiukai labai paprasti, labai greitai pagaminami, nieko sudėtingo, kad kuo mažiau laiko užtrukčiau virtuvėje, nes nėra laiko. Tai va, tai nieko šiaip naujo, nieko ypatingo neįtraukiau ten į savo mitybą, nieko neatsisakau, viską valgau tą patį, jokių produktų atsisakymų, jokių griežtų ribojimų. Būna ten kartą į savaitę kažkoks tai nuklydimas, kažkoks tai greitas maistas ar kažkoks tai skanumynas. Nes dabar vasara vis tiek savaitgaliais kažkur išvažiuojame dažniau, tai ne namuose valgome, tai jau leidžiu savo, jau nesivežu tikrai savo maisto ten pasigaminusi, tai kažkokį tai vieną valgymą, jeigu kažkur išvažiuojame, tai suvalgau. Bet kartais būna, nors ir ten valgau tą greitą maistą, bet vis tiek stengiuosi išlaikyti tą kalorijų deficitą, tilpti į tą savo kaloražą per dieną. Kartais būna ir daugiau ten šiek tiek tų kalorijų suvartoju, kai būna tas nuklydimas. Tai va, tai šiaip jokių pakeitimų, viskas tas pats. Tai šiandieną turiu pasiruošusi maistuką, turiu paruoštukus, tai parodysiu, ką šiandieną valgysiu, nors ir tos karštos dienos buvo, bet vis tiek valgiau, netgi buvau padidinusi kaloražą per tas dienas karštas. Tai, nes šiaip tai būna, kai karštos dienos, tai nelabai ir norisi valgyti, bet vis tiek pasigamindavau maistuką ir valgydavau, tai nebuvo taip, kad mažiau tų kalorijų suvartočiau. Ir kažkaip, kai karštos dienos būna, tai man labai patinka kažką tai šalto pasidaryti, kažkokių tai salotų, kažką tai šaltą, kažkokį tai maistą. Tai toliau tęsiu savo svorio metimo kelionę, toliau siekiu savo tikslo. Aišku, šią vasarą neturiu summer body, nepasiruošusi, dar nepasiekiau savo tikslo, bet jau kitą vasarą tai tikrai manau, kad jau būsiu pasiruošus, jau būsiu pasiekusi savo tikslą. Einu padirbsiu, nors norėčiau vasarą visiškai nedirbti, aš taip pagalvojau, vasarą būtų gerai, kad visi atostogautume, ne? Bet atostogėlių nėra, reikia dirbti. Tai padirbsiu šiek tiek ir vėliau važiuosiu sportuoti. Prieš sportą pasidarysiu 2 espreso ir parodysiu, kokį skanuką valgysiu. Mano pre-workoutas bus labai skanu, žinok. O prie kavytės bus šitas skanumėlis. Vakar pasigaminau. Labai skanu, man žinokit, čia kaip Snickers šokoladas. Aš labai mėgstu Snickers šokoladus. Tai čia datulių sluoksnį dėjau į apačią, tada riešutų sviesto užtepiau. Tai maišiau riešutų sviestą, nes mano baiginėjosi, turėjau vieną crunchy šiek tiek likę su riešutų gabaliukais, o kitas paprastas buvo. Tai sumaišiau,
Uždėjau ir tada išlydžiau juodąjį šokoladą 85%, kad mažiau cukraus būtų. Ir įdėjau į šaldytuvą, kad sustingtų. Tai kartais, jeigu aš paprastą tą riešutų sviestą tepu, tada dedu žemės riešutų pasmulkinusi ant viršaus ir tada juodą šokoladą. Bet kadangi vakar maišiau, tai jau nedėjau riešutų. Ir ant viršaus šiek tiek druskytės užbaršiau, bet aišku, čia nelabai matosi, ta druskytė ištirpo ant to išlytai to šokolado. Tai man grinai čia Snickers šokoladas, žinokit, skanu ir tokia sveikesnė alternatyva, mažiau cukraus. Važiuosiu jau sportuoti, tai pasidariau savo gerimuką kaip visada. Kretinas, elektrolitai ir lekiam sportuoti. Po sporto pietus, tai pietums turiu paruoštuką, turiu vištienos faršą sukepintą su prieskoniais. Tai pasidarysiu tokį dubenėlį su salotomis, salotų dėsiu, pomidorų, marinuotų agurkėlių, padažiukų į siračą, garstyčių ir jogurto. Ir įsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje bulvę, tai čia kažkur 120 gramų. Ir bus tokie pietukai. Bulvę susmulkinau tokiais smulkiais gabalėliais, kad greičiau iškeptų. Ir šiek tiek alyvuogių aliejaus užpurškiau. Ir kepsiu karšto oro gruzdintuvėje ant 200 laipsnių 25 minutes. Kol bulvės kepa, susidėsiu kitus ingredientus, tai salotų dėsiu, visą sudėsiu, pomidorus susismulkinsiu, salotų pomidorų aš neskaičiuoju kalorijų, labai mažai turiu kalorijų, tai įdedu šiek tiek. Marinuoti agurkai irgi nedaug kalorijų turi, aš dėsiu 50 gramų, tai gal 17 tik tai kalorijų, nedaug. Susmulkinau marinuotus agurkėlius, tai pavyzdžiui šitie man iš Lidlo labai skanus, bet jie mažiukai, tokie kornišonai. Tie, kur yra didesni, tai jie visiškai neskanus, nors pakuoti viskas tas pats, bet skonis visiškai skiriasi. Tai aš perku visada šitos mažiukus kornišonus. Dabar padažiuką dėsime, tai garstyčių aš dedu arbatinį šaukštelį, čia gal 3 kalorijos, tik tai toks šaukštelis. Siračios irgi 1 šaukštelį, tai tą patį netgi. Irgi nedaug kalorijų, šiek tiek dėl aštrumo, 1 šaukštelį. Jogurto dėsiu 50 gramų, kažkur tai 2 šaukštai gaunasi. Dedu šitą Alpro jogurtą augalinį, tai 2 šaukštus dedu. Šitas man labai skanus jogurtas. 2 šaukštus, tai čia kažkur 50 gramų. Ir aišku, druskytės, pipiriukų, česnako šiaip reikėtų dar įsispausti, skanu būtų. Gal įsispausiu česnako. Kartais aš atskirai tą padažiuką maišau į indelį, bet koks skirtumas, vis tiek viską išsimaišyti reikės, tai tam pačiam pipirų šiek tiek ir įspausiu dar česnako. Ir česnako įspausiu tokius 2 mažiukus, bus skanu.
Sudėsiu vištienos faršą, tai aš net nešildau, kai karštos dienos ir šiaip čia toks kaip salotų dubenėlis, tai man skanu ir šaltą valgyti. Tai tiesiog sudedu šaltą, čia yra 250 gramų. Aišku, sveriu nepagamintą mėsą. Dar reikia laukti, kol bulvės iškeps. Man labai skanu šitas toks dubenėlis salotų su tuo vištienos faršu. Kiti vadina ten burgerio salotos ar kažkas panašaus. Aišku, čia sūrio dar reikėtų dėti, bet aš nevalgau sūrio, tai nededu. Galima dar svogūno įdėti, bet svogūno irgi nevalgau, nes man labai pučia pilvą, tai vengiu. Bet labai skanu ir be svogūno. Tai va, belieka laukti, kol bulvės iškeps ir eisiu pietauti. Tai toks geras variantas, pavyzdžiui, kas nešasi dėžutės į darbą ar kažkur, tai tikrai labai skanu, žinokit, labai skanu. Aš jau, nežinau, 4 dieną valgau pietums tą patį. Bulvės iškepė, tai greičiau iškepė, kai susmulkinau, tai 20 minučių kepiau. Sudėsiu, išmaišysiu ir eisiu pietauti. Labai skanios šitos salotos man. Galėčiau kiekvieną dieną valgyti. Galima vietoj vištienos faršo jautienos faršą dėti, bet man vištienos faršas labiau patinka. Nelabai dabar valgau jautienos faršo. Labai skanu, dar gal krapukų reikia užsidėti, kažkokio tai žalumino. Ir didelė porcija, ir nekaloringa, daug baltymų. Labai skanu, einu pietauti. Laikas užkandukui, tai užkandukui bus jogurtas. Šiek tiek dėsiu baltymų miltelių, kad būtų daugiau baltymų, ir manga. Tai dabar kiekvieną dieną pas mane užkandukas jogurtas su mangu, nes pas mus mangai nesibaigia, vyras vis parveža ir parveža. Tai turbūt kol vasara nesibaigs, taip ir mango pas mus nesibaigs namuose. Tai dėsiu 200 gramų jogurto. Viską sveriu, bet jau mintinai žinau, kiek ko dėti, nes per tą patį valgau, žinau savo porcijas, kaloringumą. Taip, 200 gramų, nu čia šiek tiek daugiau, nieko baisaus. Tada dėsiu šiek tiek baltymų miltelių, kažkur gal 10-15 gramų. Nu, 10 užteks. Išmaišysiu. Baltymų miltelių dedu, tai vien dėl to, kad šitas augalinis jogurtas, jisai labai mažai baltymų turi negu karvės pieno jogurtas. Šitas 100 gramų turi 5,6 tik tai gramų baltymų. Tai aš 200 dedu, tai kažkur tai apie 12 gramų tik tai baltymų. Tai man reikia šiek tiek daugiau baltymų, kad būtų. Tai dedu baltymų miltelių. Ir skonį tokį priduoda, nors aš kai mangą dedu, tai man ir nuo mango saldumo užtenka, labai saldu, skanu. Bet vien dėl baltymų, kad daugiau surinkčiau, dedu papildomai. Ir susmulkinau mangą, tai dedu dabar. Aš bele kaip dedu, žinokit, kad nebūtų čia to grožio, nesvarbu. Ir šiek tiek dar cinamonų subarstau. Cinamonas antioksidantai. Ir viskas. Ir mano užkandukas labai skanus. Sotų man nuo tokio užkanduko.
pavakarieniavome, sėdime kiemukyje, vakarojame, vakarais toksai gaivus oras, jau faina pasėdėti kiemukyje, labai smagu. Tai pavakarieniavau ir iš tikrųjų net nenufilmavau, ką aš gaminau vakarieniai. Nes buvau tokia išsiblaškiusi, buvau išvažiavusi su reikalais, grįžau, labai alkana buvau, jau šiek tiek vėlavo mano vakarienė, tai greitai turėjau pasiruošusi paruoštukų, išsikepiau lašišos karšto oro grūzintuvėje, turėjau ryžių įsivirusi, salotų pasidariau, tai kelsiu nuotrauką, ką aš valgiau, nes į Instagramą keliu kiekvieną dieną, ką aš valgau. Tai kai dabar nefilmuoju kiekvieną dieną vlogų, tai galite pasiekti mane Instagrame, ten keliu kiekvieną dieną, ką valgau, pasidalinu. Tai va, tai tokia išsiblaškiusi iš tikrųjų, šiek tiek tokį nuovargį jaučiu, labai miego noriu. Ir pamiršau, kad reikia nufilmuoti vakarienę, ką aš valgysiu, pamiršau, kad filmuoju vlogą. Šiandieną tokia užimta iš tikrųjų diena buvo, nelabai kažką įdomaus ir nufilmavau, pasidalinau, ką valgiau visą dieną ir taip vakarienę pamiršau nufilmuoti. Tai va, tai įdėsiu, kiek kalorijų šiandieną suvartojau, tai suvartojau virš 1700. Tai šiek tiek iš tikrųjų jaučiasi, kad sumažinau kaloražą, nes buvo pakeltas iki 2000, dabar jau beveik 300 kalorijų mažiau suvartoju. Tai šiek tiek jaučiasi, toks alkis jaučiasi, bet nieko, kelios dienos ir priprasiu. Tai manau, kad šitą vlogą ir užbaigsiu, nieko daugiau nebenufilmuosiu. Tai noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus. Jeigu patiko, paspauskite patinka, pakomentuokite. Jeigu neprenumeruojate mano kanalų, tai būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte naujų mano vlogų. Ir atsisveikinu ir susimatysime kitame mano